Šlovė ir garbė tau, Viešpatie Dieve, už tavo nuolatinę malonę, kurioje gyvename, už tą malonę, kurią tu mus išgelbėjai per Viešpatį Jėzų Kristų. Ir prašau, Viešpatie Dieve, kad tu padėtum įsisavinti tavo žodžio žinias, kuris nurodo į tave, Viešpatie. Ir meldžiu, kad tu padėtum tinkamai išaiškinti, kad mes tinkamai tave suprastume, Viešpatie Dieve. Ir meldžiu, kad palaimintum dabar kiekvieną klausantį ir ypatingai palaimint pastorių, Viešpatie, kad jis su tavo teikiama išmintimis tikrai perduotų tavo žinias. Jėzus Kristus vardu meldžiu ir dėkoju tau. Amen. Amen. Ačiū. Malonėkit sėsti. Gerai, aš kviečiu, kad mes pasiimtume savo hermeneutikos vadovėlius. Ir vakar mes turėjome pradžią viso to. Šiandieną iš Dievo malonės tęsime. Kas galėtų mums priminti labai greitai žodžio hermeneutika prasmė? Aiškinti, dėstyti. Be abejo, mes mokomės biblinės hermeneutikos. Ir biblinė hermeneutika yra mokslas, kaip mes sakėme, ir tuo pačiu menas. Kas galėtų priminti, ką reiškia biblinė hermeneutika mokslas? Jinai turi aiškinimo taisyklės, kada mes išsiaiškiname, ką sako Biblija ir be abejo perteikime tai, ką jinai sako. Kas yra hermeneutikos menas? Tai yra pritaikymas Dievo žodžio gyvenime, nes jeigu nėra pritaikymo, tai tada yra tik tai religingumas. Mes taip pat aptarėme ir būtų gerai, kad jūs prisimintumėte šitą dalyką, koks yra svarbiausias hermeneutikos tikslas. Išsiaiškinti savo, ką sako Biblija, ir pačiam arba pačiai pritaikyti. O kitas hermeneutikos tikslas yra padėti kitiem išsiaiškinti ir pritaikyti. Bet pirmiausiai mes kalbame, kad tu tai darai. Mes vakar visi kartu apžvelgėme Ezdro knygos 7 skyriaus 10 eilutę. Ir Biblijos aiškinimėse aiškintojų yra duota labai svarbi tvarka. Ar galime visi kartu prisiminti šitą tvarką? Pirmiausiai paruoši širdį, savo širdį, ne kitų širdį, bet savo širdį. Kas po to eina? Tyrinėji, skaitai Dievo žodį, tyrinėji. Sekantis, trečias žingsnis? Vykdai. Ir ketvirtas, mokai kitus. Prašau, nesupainiokite šitos tvarkos. Pagal 2 Timotiejų 2.15, šią rašto vietą mes pažvelgėme vakar. Prašau, pasakykite, ką reiškia žodis darbininkas. Tas, kuris triūsia prie žodžio, kuris įdeda pastangas ir triūsia prie žodžio. Ir taip pat mes vakar pažiūrėjome į kaip kurias tiesas, kodėl reikalinga hermeneutika mūsų gyvenime. Prašau, pagrįskite, kodėl neišgelbėtas žmogus negali suprasti Biblijos. Dvasios. Nes jis neturi Dievo dvasios. Asmuo, kuris neturi Dievo dvasios, asmuo, kuris neturi šventosios dvasios, negali suprasti Biblijos. Aurimai, jeigu jums nesunku, Juliui, persiskait, prašau. Mes vakar baigėme žiūrėti rašto vietą, Izaijo 55, ir sakėme, kad jeigu širdis yra kieta, Dievo žodis nuslysta, jeigu širdis yra minkšta, Dievo žodis atlieka savo tikslą. 7 puslapis mūsų hermeneutikos užrašuose, 7 puslapis, ir aš kviečiu, kad mes pažvelgtume į mums labai gerai žinomą rašto vietą, 1 Timotiejui 3.16. Tai viena iš rašto vietų Naujajame testamente, kuri moko, kad visas raštas yra Dievo įkvėptas. Ir toliau atkreipkite dėmesį į šitą nuorodą ir Igorio paprašysime iš užrašų perskaityti 2 Timotiejui 3.16, prašau. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumu. Dėkoju. 4 jūsų užrašuose, kada mes žvelgėme į šitą rašto vietą. Dievas yra Biblijos autorius ir jo nuostabi ir gili išmintis
yra Biblijoje. Dievas yra šio žodžio autorius ir jo nuostabi išmintis yra Biblijoje. Pažiūrėkime ir greitai prisiminkime visus 4 žodžius iš 2 Timotėjaus 3:16, kada raštas yra įkvėptas ir jis yra naudingas. Pirmiausiai mes skaitome šitoj eilutėj, kad raštas yra naudingas mokyti. Ką tai reiškia? Žodis mokyti, kada mes kalbame apie Dievo žodį, kuris yra įkvėptas, pasako tikinčiajam, kas yra teisinga. Tai yra žodžio mokyti prasmė, 2 Timotėjui 3:16. Jeigu jūs norite žinoti, kas yra teisinga jūsų gyvenime, kas yra teisinga jūsų tarnystėje, kas yra teisinga jūsų šeimos gyvenime, kas yra teisinga vaikų auklėjime, kas yra teisinga kaip elgtis darbe, atsiverskite Dievo žodį ir visas Dievo žodis turi pamokas, mokomos, kas yra teisinga. Mes toliau matome prie B mažytės raidės antrą žodį iš 2 Timotėjaus 3:16. Raštas ne tik moko, bet šitas Dievo žodis bara, naudingas mokyti ir barti. Jeigu žodis mokyti yra kas teisinga, tai žodis barti turi prasmę, Dievo žodis mums pasako, kas neteisinga. Taip pat kaip ir tėvai, būna momentai pabara savo vaiką ir jie jam nurodo, kas yra neteisinga. Tai raštas pasako, kas yra teisinga. Raštas pasako, kas yra neteisinga, tai žodis barti. Trečias žodis, 2 Timotėjui 3:16, yra žodis taisyti. Raštas naudingas mokyti, raštas naudingas barti, raštas naudingas taisyti. Kokia šito žodžio prasmė? Jeigu čia pasako, kas teisinga, čia pasako, kas neteisinga, žodis taisyti pasako, kaip atitaisyti, kas neteisinga. Reiškia, ne tik raštas pasako, kas teisinga ir kas neteisinga, bet raštas moko, kaip išspręsti tą problemą. Raštas moko, kaip sutvarkyti tuos dalykus. Reiškia, atitaisyti, kas neteisinga. Ir toliau D mažytė raidė. Mes turime dar vieną žodį, 2 Timotėjui 3:16. Tai yra žodis auklėti. Mokyti, kas teisinga, barti, kas neteisinga, taisyti, atitaisyti, kas neteisinga, išspręsti problemą. Žodis auklėti turi prasmę pasilikti tame, kas teisinga. Bet toks yra Dievo žodis, kuris yra Dievo įkvėptas, naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumą. Kaip šitą knygą atverčiam, mes randame, kas teisinga, randame, kas neteisinga, randame, kaip atitaisyti, kas neteisinga ir randame, kaip pasilikti tame, kas yra teisinga. Tokį Dievo žodį mes turime iš Dievo malonės. Pirmosios skliausteliu, dar keli pastebėjimai, kada mes kalbame apie Dievo žodį ir kad jis yra įkvėptas, turime pasitikėti Dievo žodžiu. Turime pasitikėti Dievo žodžiu.
Dievas moko pasitikėti jo žodžiu. Aš norėčiau su jumis kartu atsiversti 2 Petro laišką, 1 skyrių. Ir 2 Petro laiške 1 skyriuje norėčiau prisiminti kartu su jumis nuo 16 iki 19 eilutės. 2 Petro laiškas 1 skyrius nuo 16 iki 19 eilutės. Prašau, kas galėtumėte mums paskaityti 16, 17, 18, 19 eilutės. Juk mes skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą, ne mėgčiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matę jo didybę liudytojai. Jis gavo iš Dievo Tėvo garbę ir šlovę, kai iš tobulybės šlovės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. tą balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamėsi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdise užtekės aušrinė žvaigždė. Dėkoju. Petras kalba apie regėjimą, kurį matė Kristaus žemiškos tarnystės metu. Kas galite priminti, koks tai regėjimas buvo? Ant kalno, kuris Jėzus nuvedė Petrą, Joną ir Jokūbą ant kalno, kuris ten atsimainė. Taip, ir jų akivaizdoje jisai persikeitė. Metamorfozės. Jisai persikeitė šitų trijų mokinių akivaizdoje. Kada mes galvojame, ar tai galingas regėjimas? Be abejonės. Bet pažiūrėkite į Petro kalbą. Jisai sako, aš mačiau tai savo akimis. Buvo balsas, kuris sakė, štai mano mylimas sūnus. Balsas aidėjo iš dangaus. Bet pasižiūrėkite, kaip prasideda 19 eilutės pradžia, kuri mums buvo skaityta. Taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Čia yra labai svarbios eilutės. Jūs patys sakėt, regėjimas buvo galingas. Bet Petras Dievo žmonės, tikinčiuosius, kada rašo jiem laišką, 2 Petro laišką, ir dėsto tiesa, sako, taip aš tai visą mačiau, tai buvo galingas regėjimas, bet turime tvirtesnį Dievo žodį. Atkreipkite dėmesį į Dievo žodį. Šiandieną mes nekviečiami pasitikėti regėjimais, matymais, kitais dalykais. Mes turime tvirtą Dievo žodį. Ir tas tvirtas žodis naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui. Tai sako vienas iš apaštalų, kuris matė Kristų, bet jisai sako, mes turime dar tvirtesnį Dievo žodį. Atsiprašau. Regėjimas, tai čia jisai matė realybę, o jis matė regėjimą. Regėjimas, ką yra netikro, o tai realybė jis matė Jėzų. Mes galime pasakyti matė, jeigu jums sukelia žodis regėjimas prasme. Jisai matė persikeitusi Kristų. Antras su skliausteliu, turime leisti jam, tai yra Dievo žodžiui, keisti mus. Turime leisti jam, tai yra Dievo žodžiui, keisti mus. Ir tas žodis moko, bara, taiso, auklėja teisumą. 2 Timotiejui 3:17. 2 Timotiejui 3:17. Jūs matote, kad parašyta, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Žodis padeda mums bręsti ir būti pasiruošusiems kiekvienam geram darbui. Ar yra kokių pastebėjimų, nuomonių, komentarų prieš keliaujant toliau iš jūsų? Galima paklausti.
Kaip sakot? Sakau, tas pats per tą patį galima paklausti, nes apaštalas Paulius, kada jis rašė, tai nebuvo dar užbaigtos Naujojo testamento. Ir jisai rašė vis tiek, kaip matė tą Naują testamentą, kuris jau yra užbaigtas, ir jis rašė apie visą Dievo žodį. Dievo įkvėptas. Naujojo testamento. 2 Timotiejui 3:16-17 ir 2 Petro 1:19-21. Mums sako, kad žodis yra įkvėptas ir kam jisai yra naudingas. Kaip mes ir kalbame, antro laiško Timotiejaus parašymo data yra apie 65-68 metai po Kristaus. Mes žinome, kad Naujasis testamentas pilnai buvo užbaigtas kažkur 95-96 metais po Kristaus, kada Jonas parašė paskutinį žodį Apreiškimo knygoje. Kada šitos vietos buvo rašomos tiek pas apaštalą Paulių, tiek pas apaštalą Petrą, Naujasis testamentas buvo neužbaigtas. Vadinasi, ką mes mokomės hermeneutikoje ir vėliau mes skirsime daugiau laiko, pirmiausiai mes turime padaryti šitų abiejų eilučių aiškinimą, o po to mes galime pažiūrėti, kaip šitas eilutės yra pritaikomos. Todėl jeigu mes darome eilučių aiškinimą, apaštalas Paulius ir apaštalas Petras, rašydamas apie Dievo žodį, nurodo į Senąjį testamentą tuo metu. Nes Senasis testamentas buvo užbaigtas. Ir jisai sako, tai yra įkvėptas Dievo žodis, jisai naudingas, bet be abejonės, kada mes šiandien turime pilnai užbaigtą Dievo žodį, abudu testamentus, mes darome pritaikymą, kad Naujasis testamentas yra taip pat įkvėptas kaip ir Senasis testamentas ir jis yra naudingas mūsų gyvenimui. Dėl šitos dvi knygos sudaro vieną Dievo žodį, kuris yra labai svarbus mūsų gyvenime. Pastoriau, galite kokį nors patarimą arba eilučių, pavyzdžiui, bendraujant šiandieną, kur kai kurie tikintieji turi poziciją, kad Dievas kalba per žodį ir per, ne tik tai per žodį, tai tiesiog, kad... Tada tai padarykime, sugudraukime, duokite man eilučių, kad Dievas kalba ir ne per žodį. Tai, tiesiog, aišku, čia yra kita pozicija, tikėjimas besitęsiančias dovanomis, praktiniai išgyvenimai, praktiniai patyrimai. Tai tiesiog, kai kuriems žmonėms tai yra autoritetas, kad Dievas kalba jiems ne tik taip per žodį. Galima pavadinti, kad per dvasią. Per dvasią kalba. Dievo žodžius Pavadinkime dabar taip, kaip jūs norite, gerai? Ir pašokime pagal jūsų dūdelę. Pavadinkime, kad Dievas kalba jums per dvasią. Priimame šitą dalyką, kad Dievas su jumis kalba per dvasią. Dabar pažaisime ir žiūrėsime, ką iš tikrųjų mes norime pasiekti. Tvarkoja. Kaip jum Dievas kalba per dvasią, mano klausimas būtų? Dejonėm kalba. Gera dvasia. Sapne kalba. Tvarkoja. Atsiverskime labai greitai Romiečiam 8 skyrių visi kartu.
Atsiprašau, kas buvote ketvirtadienį bažnyčios maldvakarį ir girdėjot mano pamokslavimą šitų rašto vietų, bet man reikės atsikartoti. Gerai. Romiečiam 8 skyrius sako, 26 eilutė, taip pat ir dvasia padeda mūsų silpnumui, nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm. Romiečiam 8:26 yra parašyta, kad tikintieji turi silpnumus. Tikintieji turi silpnumus. Džonas MacArthuras, kuris yra labai geras graikų kalbos žinovas ir geras teologas, susieja Romiečiam 8:26 žodis silpnumas su šitos pačios eilutės kontekstu. Ir šito žodžio paaiškinimas yra tai, mes ketvirtadienį bažnyčiai kalbėjom, kartais tu nežinai, kaip melstis už kai kurios dalykus. Man dažnai būna, pavyzdžiui, man paskambina kažkas, koks draugas pastorius iš Amerikos, sako, šeima bažnyčiai, vaikutis, kūdikėlis 6 mėnesių, jisai mirė. Aš suprantu, kad Dievas neprarado jokios kontrolės ir aš suprantu, kad visa, kas vyksta Dievo žinioje, aš neleidžiu jokių kitų minčių. Jis mane prašo melstis už tą šeimą. Aš turiu pripažinti, kad kada aš meldžiuosi, aš sakau, Dieve, aš nežinau, kaip melstis pats. Ir aš galvoju, kad va toje vietoje šventoji dvasia padeda mūsų silpnumams, mokydamas, kaip melstis ir išsakyti teisingus maldos prašymus. Bet jūs turite taip pat atkreipti dėmesį, kada mes kalbame, į Romiečiam 8:27, širdžių tyrėjas žino dvasios mintis, nes jį užtarė šventuosius, užtarė tik šventuosius. Atkreipkite dėmesį. Tai yra šventosios dvasios tarnystė tarpininkauti ir užtarti. Ir Romiečiam 8:27 pažadas yra užtarė šventuosius. Ar šventoji dvasia gali panaudoti kaip kuriuos dalykus, kaip jisai nori per netikinčių gyvenimą? Jis nepribotas. Tik tai mes turime pažadus konkrečius, kurius turite labai aiškiai tuose pažaduose pamatyti, kam jie duoti. Jūs matote, kaip skaitote Apaštalų darbų knygą, kada Paulius buvo gabenamas arba buvo jau gabenamas įkalinti, Dievas nuteikdavo netikinčiųjų širdis labai palankiai jam. Bet Dievas nėra pažadėjęs kaip kurių dalykų, kad jisai visą laiką taip darys ir kad tai bus. Bet mes dabar kalbame apie šventuosius, Romiečiam 8:27. Nes jį užtarė šventuosius ir pasižiūrėkite 8:27 pabaiga. 3 paskutiniai žodžiai, jeigu jūs naudojatės Burbulio versiją, pagal Dievo valią. Ne sapnai, ne regėjimai, ne jūsų išgalvotos fantazijos. Mačiau Kristų palatoj su baltom tapkutėm. Ne tas dalykas. Aš kalbu dabar rimtai, be sarkazmo. Bet jūs turite suvokti pagal Romiečiam 8:27 labai aiškiai. Šventosios dvasios užtarimai, šventosios dvasios veikimai, šventosios dvasios sužadinimas širdyje visada yra vienybėje su Dievo valia. O Dievo valia yra mums atskleista tik Dievo žodžiu.
Tada jūs turite surišti, kas jums kalba, kaip jums kalba ir kaip tai sutinka vienybėje su Dievo. Tai šventoji dvasia gali nurodyti tai į Dievą ir į Dievo žodį. Šventoji dvasia niekada neprieštarauja Dievo žodžiu. Nu, negali. Be abejonės. Tol nebūtų šventoji dvasia. Matot, jūs patys darote savo labai aiškės išvadas. Taip pat ir per sąžinę veikia. Kai kurių dalykų mes nežinome aiškiai iš Dievo žodžio, bet jeigu tiksliai vykdome Dievo žodį, tai sąžinė bus jautri šventai dvasiai. Neprieštaraujant Dievo žodžiu, vėl grįžtame prie to gerai, kas yra labai svarbu. Jeigu koks nors atsakymas atėjo per sapne ir, pavyzdžiui, aš sutikrinau, kad jisai neprieštarauja Dievo žodžiui, tai gerai? Aš nepriboju Dievo, bet jeigu Dievas užbaigė šiandieną savo žodį ir sako, kad jis naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, tai yra pakankama. Aš nesakau, kad Dievas kažko negali priminti per sapną kažkuriais atvejais. Bet jeigu tai pas jūs patampa kaip taisyklė, susapnavau ir dabar aš turiu kiekvieną savaitę sapnuoti, aš tada galvoju, mes nueiname ten, kur reikia ir tai pasidaro, kas prieštarauja Dievo žodžiu. Į tai reikia labai stipriai atkreipti dėmesį, kur jūsų akcentas. Kaip ir Petras sako, aš tai mačiau ir tai buvo, ir balsas skambėjo iš dangaus. Bet prašau atkreipkite dėmesį, kad mes turime dar tvirtesnį Dievo žodį. Mes turime, pats Dievas negali, pats Dievas tėvas negali elgtis atvirkščiai nei savo žodis. Jeigu, pavyzdžiui, Dievo žodis ir Dievas yra tas pats. Tai, pavyzdžiui, jeigu kažkas tai pasakė, kad Dievas sako taip, o Dievo žodėje parašyta kitaip, tai reiškia, jau ne Dievas sakė. Jūs pats klausėte, man pasakė. Jis yra, galima sakyti, kad Dievas, negalima sakyti, bet Dievas yra įkalintas savo žodį. Kad jisai yra surištas savo žodį. Dievas yra vienybėje su savo žodžiu. Mes galime žaisti kaip kuriais dalykais ir kaip kurie žaidžia kaip kuriais dalykais. Ar Dievas yra visagalis? Ar jis gali viską? Taip. Ir kaip kurie pradeda žaidimą. Jeigu jisai gali viską, tai jisai gali ir pameluoti. Jūs visagalis, ar ne? Bet ką jūs dabar pasakėte, Igorė, labai yra svarbu. Dievas niekada nieko nedaro, tai kas prieštarauja jo šventai prigimčiai. Bet šitą mes turime labai aiškiai suvokti. Ir jeigu mes tikime, kalbėdami apie Dievą, jis turi labai daug savybių ir jos turi būti vienybėje visą laiką. Bet jeigu mes tikime, kad Dievas daugelį savo savybių turi vieną savybę tiesa, kad jis yra tiesa. Ir mes žinome, kad Kristus mums sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš jums atsiųsiu tiesos dvasią. Jeigu mes tikime, kad Dievas yra tiesa, jūs viską labai gerai išrišo. Jis nedarys nieko, kas prieštarauja jo tiesai. Nes kitaip niekas neturi prasmės. Dar gal ar čia teisingai būtų galvot, kad, nes aš tai ne visai, kad Dievas įkalintas Biblijoje nepatinka toks. Ne, šito žodžio ne to žodis, nes Biblija yra tai, kiek Dievas norėjo save reikšti žmogui. Ir žmogui to pilnai pakanka, o Dievas yra daug daugiau, nes mes savo žmogiškų protų negalim suvokti, kas yra Dievas iki galo. Tai Biblija yra tai, kas mums duota, kad tiek mes galime suvokti. Tai tuom skiriasi Biblija nuo Dievo, kad jinai skirta žmogui, nes mes ir angelų nematom savo akimis ir savo protų nelabai suvokti. O jie irgi turi santykį su Dievu.
labai teisingai, to žodžio įkalinimas geriau nenaudoti. Dabar net kada mes kalbėjome apie 2 Timotiejų 3:17, sako, kad Dievo žmogus būtų tobulas ir pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Mes pakviesti Dievui bręsti jame, kada Dievas išgelbėja asmenį, pakviesti, kad bręstume jame. Paulius sako, aš bėgu ir veržiuosi į tikslą aukštybėse ir mes tame pakviesti. Ir tuo pačiu mes žinome, kad šitame kūne vis tiek pilnai, kaip Gintaras sako, viso to nesuvoksime ir tai bus viena diena, kada mes matysime jį veidas į veidą. Bet dėl to, kad pilnai kažko nesuvoksime, neturi patapti pasiteisinimai. Ai, tai tada sėdu ant fotelio, užsitraukiu cigarą ir gyvenu taip, kaip aš noriu. Ne. O šitos dalykus reikia be abejonės suvokti. Ir teisingai, Dievas mums davė savo žodį, bet Dievas yra tas asmuo, kuris be jokių ribų, kaip sakant, yra. Ir tas vis tiek pilnas suvokimas ateis, kada mūsų nuodėmingi kūnai bus pilnai atpirkti ir mes matysime veidas. Galima, jūsų komentaras dėl šito, kol raštas yra, viskas tvarkoja, visas raštas yra įkirtas, bet noriu pasakyti, kad Petrui ir kitiems buvo pakankamai sunku toje situacijoje, nes jie gaudavo tokių dalykų, raštas yra įkirtas, viskas tvarkoja, jie laikosi rašto, bet staiga prisiminkime kelias situacijas, kada, sakysim, Petrui staiga leidžiasi iš dangaus, jisai dvasios pagalvoja, leidžiasi iš dangaus šitą staltiesę ir balsas jisai girdi balsą, sako, kelkis Petrai, pjauk ir valgyk. Ir Petras sako, jokių būdų viešpatie. Jūs prisimenate tą istoriją? Apaštalų darbų 10 skyriui, ką jūs skaitėte dabar prieš einant pas Kornelijų. Taip. Ir jam pakankamai turėjo būti sunku, nes raštas nesako šito. Sako, jokių būdų viešpatie. Dar niekada maistas nepateko nešlaus į mano burną, bet Dievo. Vėlgi, kaip atskirti, reiškia, nes tuo metu rašto nebuvo tokio kaip, ar ne? Ir tarsi regėjimas prieštarauja tam, kas buvo parašyta. Tai jūsų komentaras tokia atveju. Ačiū, Svajūnai, gera vieta. Manyčiau, kaip atsakyčiau į šitą klausimą. Skaitydamas Dievo žodį, aš matau tam tikrus periodus. Mes imame Senąjį testamentą, pavyzdžiui. Ir mes žinome, kad, pavyzdžiui, Senajame testamente Dievas kai kuriems asmenim kalbėjo tiesiogiai. Ir čia kažkas panašaus, jisai pasakė Abromui, palik Ūro Chaldėją ir eiki tą vietą, kurią aš tau parodysiu. Mes žinome, kad Dievas kalbėjo tiesiogiai pranašams ir davė žinią, ką jie turi pasakyti Dievo žmonėms. Ką ir jūs, kaip kurie per mūsų diskusiją kalbėjote, mes žinome, kad Dievas Senojo testamento laikotarpiu kažką pasakydavo per sapną, ar ne? Mes turime Danieliaus 2 skyrių, karalių Nabuchodonosorą ir po to jam reikėjo išaiškinimo, be abejonės to sapno. Mes turime karalių Baltazarą, kada Dievas pasirinko kalbėti ranka, kuri rašė ant sienos. Ir visus šitos dalykus mes turime Biblijoje. Toliau, mes turime po Senojo testamento labai liūdną laikotarpį, kada Malachijas maždaug 420-400 metai po Kristaus užrašė paskutinį žodį. Atsiprašau, prieš Kristų, dėkoju. Mes turim labai liūdną laikotarpį, jeigu jūs atsimenate. Kodėl tai yra liūdnas laikotarpis? Nes buvo iš Dievo tyla. 400 metų iki Kristaus atėjimo
Ir po to kažkas po 400 metų vėl atsinaujino, jūs atsimenat Luko 2 skyrių, angelas iš dangaus paskelbė žinią. Dovydo mieste jums gimė gelbėtojas. Šlovėje Dievo aukštybėse, žemėje, ramybė jo žmonėms. Kristus būdamas žemėje, jūs atsimenat, kad jo autoritetas buvo Senasis testamentas. Pavyzdžiui, Mato 8 skyriuje jis išgydo raupsuotą ir jisai sako, tau reikia eiti ir paaukoti auką pagal Mozės įstatymą, eik pas kunigą ir tu tai padaryk. Mes turime Kristaus mirtį, palaidojimą ir prisikėlimą. Ir po 40 dienų jo mirties mes turime jo užžengimą į dangų, šventosios dvasios atsiuntimą. Ir tuo metu, kai mes skaitome Naujajame testamente, yra apaštalų era. Arba apaštalų laikotarpis, kuris truko iki paskutinio apaštalo mirties, apaštalo Jono. Ir jūs teisingai pastebėjot, mes turime tokius dalykus kaip apaštalų darbų 10 skyrius, kada viešpats tiesiogiai parodo Petrui ir pasako, ką aš sukūriau, tu daugiau nevadink nešvariu. Manau, kad šitas regėjimas turi dvejopą prasmę. Vienas dalykas, prasmė be abejonės gali būti dėl maisto, bet yra truputį gilesnė prasmė, kada žiūrime į kontekstą. Viena problema buvo su izraelitais, jie nenorėjo eiti pas pagonis. Ir mes galime suprasti jų mąstymą, nešvarus, ne mūsų tauta, ką mums reikia. Bet apaštalų darbų 1.8 Kristus prieš